O dabar keletas vaizdinių, mes gal eitume, kad vien nežiūrėti tą vieną tą patį vaizdą, nors tai nėra taip blogai iš tikrųjų galbūt, bet kad duoti šiokią tokią įvairovę, nes norėjau labai fokusuotis vieni tai, kad pririnkti vaizdus ir eiti fotografinę tokią linkmę, bandyti rodyti kuo daugiau, sakykime, fotografijų ar objektų, filmuotos medžiagos. Nes ufologija yra viena ir ta pati problema. Jinai yra netgi tarpusavy, tarp įvairių grupuočių ufologų ta problema išlieka. Ir jinai yra kaip ufologo su visuomenė visada ir ta pati problema. Jeigu yra parodomas vaizdinys fotografijoje arba vaizdo įraše ir ten taškelis juda arba jis yra nepakankamai ryškus arba ten vienas taškas fotografija yra, visada reakcija yra viena, kad o ne, tai čia yra defektas, čia yra dulkelė ant to objektyvo, čia kažkas ne taip, čia aišku yra, negali būti. Jeigu tai mirga, tai čia greičiausiai žaibas, tai čia gamtos objektas. Jeigu staiga vietoj to parodoma labai ryški fotografija dienos šviesoje su pilnais kontraktais visko, o ne, šito negali būti, čia padirbta, čia per daug ryškų, čia per daug gerai, ne, šito negali būti, absoliučiai negali būti, kad nežemiški dalykai matyti su tokiu ryškumu, ne, čia viskas tas vėl, reakcija vėl yra tokia, kad tai yra absoliučiai nepriimtina. Nei plačiai visuomeniai, dažniausiai ufologai, gal mes spėsim paminėti dėl keletos tokių vadinamų klasikinių atvejų ginčiasi po šiai dienai, vien dėl to, kad kai kada įrodymai yra ne tai, kad nepakankamai efektyvus, bet jie yra per daug geri, jie per daug efektyvus. Jeigu, aišku, juos pripažinti kaip įrodymais. Ir tas įdomu, nes mūsų sąmonė nėra lengva iš tikrųjų įsidėti šitokių dalykų į vidų. Ir taip, kad sunku net dėlioti, metodiškai eiti ir bandyti iš to padaryti kažkokią tai temą, išdėstyti ją moksliškai, nes to nieko nėra. Tiesiog taip nėra įprasta. Tai yra per daug mūsų visus persekioja, pavyzdžiui, man asmeniškai. Gal taip nėra kitiems žmonėms, bet man asmeniškai, tai kad man nėra lengva netgi ilgai besidominti, taip visko priimti ir suderinti. Visada išlieki viena koja labiau žemiškam pasauliu ir pasaulyje žiūri kita koja, visokia labiau, kuri neša tave, traukia truputį į kosmosą. Ir aišku, galbūt tai yra natūralus žmogaus būvis, galbūt tai jo lemtis tai būti ir nebūtinai tik tai vien ir ufologinių požiūrį. Įsisąmonimas šitų tiesų, jisai tikrai keistų ir mūsų asmeninius gyvenimus, jeigu mes tikrai priimtume tą kaip tiesą, tai prasme, iš vidaus, mums niekas nebeleistų abejoti, tai jeigu mes tikrai patirtume tą kaip pilnutinę realybę, tai žinoma keistų viską ir tą kaip teigiama, būtent tą supranta valdžios, tos, ypač globalistinės, tos aukščiausios valdžios, kurios tikrai, kaip manoma, žino apie šitą egzistavimą, kitos tikrovės būtybių tenai su kontaktus su jais ir netgi apie tas technologijas, kurias mes jau turim slaptose bazėse ir tvarkom kaip teigiama ir jos galėtų pakeisti visą gyvenimą, čia išspręsti galybę ekologinių problemų ir apversti viską aukštinkojom. Bet būtent žinoma yra tai, kad ant kiek tai pakeistų visas institucijas esančias čianais ir tektų viską rekonstruoti. Tiek, kas valdo viską, visas gamybos priemonės, kaip pasakyti, jie prarastų visą tai, viskas keistųsi radikaliai. Dėl to viena iš tų priežasčių, kad tai laikoma po užraktu ir mes tiesiog bandome kiekvienas mėgėjiškai, kaip galima būtų pasakyti, eiti į tą išsiaiškinimą. Na, keletas vaizdų. Kaip reikia manyti, pačių objektų nuotraukų, sakykime. Aš bandžiau parinkti vaizdus, kurie, kaip teigiama, yra praėję testavimą, turiu minti, jeigu video ar foto analizė ir yra bent kaip nuotraukas, šiuo atveju pradžioje bus nuotraukos, jos yra pripažintos be falsifikacijos pėdsakų, bus tokios parodytos. Čia, kaip matome, yra viena iš ankstyvesnių 1949 metų virš Pentagono skraidantis objektai, kurias užfiksavo karininkas, tuo metu iš jo buvo reikalaujama atiduoti juostą ir ką jis užfiksavo. Ir kaip teigiama, jis tai išlaikė keletą kadrų savo ir atskleidė tą visai neseniai. Pavyzdys tų dokumentų, kurie buvo išlikę po karo atrasti, tai Trečiojo Reicho gaminiai bandymai, jų inžinierių dokumentacija, bandant sukurti skraidančius objektus, kurie, kaip ir akivaizdu, yra labai panašios formos, kaip vėliau kultūroje ir mes kiekvienas dabar jau žinome, vaizduojami nežemiški skraidantis objektai. Tas dažnai specialistam ir bendrai bet kuriam mėgėjam besidomintiem šią temą iš karto krenta į akis ir tas iškelia tą visą dualizmą mąstant, o ar negali būti daugybė šitų tikrai sunkiai paaiškinamų objektų visgi žemiškos kilmės, tai priklausyti ir atstovauti, taip kabutėse, kažkokios karinius projektus, kurie nuo mūsų slepiami, kažkokias slaptas technologijos, kurių mes nežinom, bet jos jau skraido, jau yra gamyboje, jau masiniai produkcijai, jos staklėm kažkas štampuoja ir puikiausiai savo naudoja, tik aišku, mūsų laiko nežinioja ir mums verčia
užvedinėti automobilius, dūminti ištisai ir sakoma, kad nieko neatrasta geresnio. Yra tik Space Shuttle'as, kuris irgi 1965 metų gamybos ir vienintelis, kas gali skraidyti į kosmosą ir taip toliau. Taigi, kaip matome, yra ir kaip teigiama, ir foto medžiaga šių objektų, kaip jie skraido. Aš nenorėjau labai parinkti, nes jos dažniausiai yra labai kontroversiškos, daug yra nuomonių, kad yra padirbta, bet apie tai galima, aišku, pasigilinant, sužinoti plačiau ir gal, jeigu spėsim, mes galėsim dar prieiti prie to. Dar keletas iš tų nuotraukų, kurios praėjo testavimus, tai būtų Austrijoje, čia jau maždaug 70-mečio pradžios vaizdai. Čia gan įspūdingas, iš tiesų tai buvo video medžiaga, kuri pasiekė eterį pasaulinį, galima sakyti, pradžioj Amerikoje, TNT kanale, kiek pamenu, buvo tai pristatyta kaip archyvinė video medžiaga nerasta, iš tikrųjų išgauta iš KGB archyvo ir tais laikais, kai, kaip žinom, griuvo Tarybų sąjunga ir kai kas lindo į archyvus ir galėjo bandyti ieškoti uždarbio, kad perparduoti tai užsienį ir pakilo daugybė įvairios medžiagos, kaip žinom, toje epochoje, slapti kariniai projektai, laikų išėjo paviršių įvairios skandalingos istorijos ir taip pat ufologija. Už tai dažnai kalbama, visada, kai keičiasi situacija, kai ateina krizė šalių, tai išlenda šitos temos į paviršių, bet tai yra viena iš priežasčių, mano nuomonė, kodėl tai išlenda, todėl kad keičiasi vadovai, saugotojai archyvų, keičiasi kariuomenės, pavyzdžiui, netgi, sakykime, kas buvo tarybinė armija buvo ir buvo davę priesaiką tylėti iki galo, staiga pasikeitė, to šalies neliko, jeigu nėra Tarybų sąjungos, o aš esu jos karininkas, mano tas įžadas laikyti paslaptį jau viskas, jis negalioja, iš tikrųjų, staiga tu tapai, netgi jeigu Rusijos armijos karininkų, bet tam tikri teisiniai, atsirado tokios teisinės spragos, pro kurias galima praeiti ir žmonės ėmė kai ką viešinti, net nebijodami, kad už tai bus jiems kažkas daroma. Tokiu būdu ši juosta pateko į paviršių ir jinai buvo testuojama visais būdais ir laikoma, kad bent ta juosta yra tikrai tų laikų, kaip kad šitie įvykiai vyko, o tai įvykiai, kiek aš pamenu, tai yra Petrozavodsko kažkur, miniu žymesnį miestą, kurio teritorijoje tai vyko. Ir tai neabejotinai buvo objektas absoliučiai neaiškios tuo metu kilmės. Kai mes matėm tos vokiečių projektus, galima galvoti, o gal tai visgi nebūtinai nežemiškos kilmės objektas, bet kas tai buvo iš tikrųjų, mes dar atsakymo neturime. Toliau dar keletas vaizdinių tikrai autentiškų, kurie, kaip teigiama, buvo čia Europai kažkur fotografuota. Ir vienas iš žemesnių, jokių abejonių nėra, kad tai autentiški kadrai, čia paimtas slaidas iš tiesiog fotografijų iš televizijos ekrano. Tuo metu Meksikoje tai buvo visų žinių, visų naujienų pradžioje šitas pranešimas. Aišku, tai buvo net ne vieninteliai metai. Meksika labai gausi šitais apsireiškimais, šitais įvykiais, yra galybė filmuotos medžiagos, liudininkų yra tiesiog 10 000, todėl kad tai tiesiog gatvėse žmonės sustoja, žiūri, stebi visą tai ir kokį 10-15 minučių tai yra daugybė medžiagos, kuri tą liudija. Šitie objektai yra vienokios, kitokios formos, jų yra vienas, du gausybė. Buvo teigiama, kad tiesiog, kai vyksta paradai Meksikos nepriklausomybės dienos, tai dažnai atsiranda būtinai keletas objektų, kurie su to paradu pradeda kartu dalyvauti ir eiti. Ir tai tapo beveik įprasta, žmonės pradėjo net laukti ir galvoti, tai kaip dar nėra objektų, kaip čia, maždaug tikėtis, kad būtinai tai bus tuo metu. Konkrečiai čia 1997 metai, kaip matome, bet buvo daugiau to ir kitais laikais. Dar vienas iš senesnių kadrų, ten tik tai, kad jis nelabai gera rezoliucija, galima pamatyti tik tai mažam ganėtinai formate, tai yra Kinijoje, Shenzhen mieste 1942 metais padaryta fotografija. Ir tai ne vienintelis dalykas, daugybė yra dar senesnių laikų atvaizdų ar ten galiausiai piešinių, kurias mes galėsim žiūrėti, šiek tiek bent pamatysim toliau. Kuo įdomu senų laikų dokumentai to, kad tai tikrai tu negali sakyti, kad tai yra supainiota su satelitu, su lėktuvu, su dar ko nors. Kai yra tokių ir senesnių metų nuotraukos, kurios rodo net pažintus skrendžius objektus, darosi kur kas įdomiau, negu žiūrėti šiuolaikinius. Nes tu negali net nurašyti, sakykime, slaptiem kariniam projektam, kurį mes galbūt nežinom šiandien. Praktiškai tikrai tenka susimastyti, kas tai gali būti. Dar toliau vienas iš tikrai dažnai fiksuojamų
objektų ir tokių pranešimų yra daugybė Lietuvoje, kiek bent man teko susidurti, gauti tokius laiškus, tai mes aišku negalim patikrinti, kiek yra autentiški, kiek tai yra tikra. Tai vadinami tie trikampiniai, čia gal nebūtinai vien tik tai toks objektas, koks čia yra pagautas, tai yra autentiška nuotrauka, jinai praėjus, taip teigiama yra, jinai praėjus daug testų ir tas toks žymus buvo tuo metu ufologijos įvykis Belgijoje, kai šitą nuotrauką pasirodė ir buvo visur praėjus visus išbandymus ir visgi daugumą laiko, kad jinai tikra ir daug kur matosi jie, čia aš įterpsiu dar, kad ir Lietuvoje, aš norėjau pasakyti, kad jos stebi 3 šviesas, čia 4 yra, bet 3, 4, 5, kurios išdėstytos ir primena, kad tai yra vieno objekto kažkokie šviečiami elementai, jie išlieka stabilus ir skrenda visi kartu. Tokie dalykai yra fiksuojami daugelį šalių. Tuo metu, aišku, irgi buvo dar atsargiai mąstoma, kad galbūt tai yra slapti kariniai objektai, kažkokių projektų rezultatai. Dabar, kuo toliau, aišku, eina laiko, tuo labiau galima taip manyti ir tikėtis, nes technologijos vystosi labai dideliais šuoliais. Ir vienas toks loginis pastebėjimas, kuris rodo tai, kad iš tikrųjų tai skiriasi labai nuo tų įprastų, sakykime, įprastų nežemiškų objektų, kuriuos mes įpratę matyti, fotografijose bent jau. Jisai skiriasi to, kad yra, pavadinkim, lempos. Kai yra apšvietimas, paprastai nežemiškos kilmės objektas, bent jau tokia tvarka jie nebūna. Šitas objektas labai primena žemiečių logiką ir tai, kaip jie panaudotų technologiją ir kokiem tikslam reikalinga būtų, pavyzdžiui, dėti apšvietimą ir kaip jis yra naudojamas mūsų skraidimo priemonėse. Galbūt ir ši fotografija būtų panaši, nors atrodo panašus kiek skirtingas visai objektas. Nes yra įdomių istorijų, apie tai yra liudininkai, kurie pasakoja, man teko audio įrašų tokių pasakojimų, kad žmonės kartais atsiduria visai, tai yra objektai atsiduria visai žemai jų, žmonės po jais atsiduria ir nuostaboje lieka, ant kiek žemai tai gali nusileisti, praskristi pro juos. Teigiama, kad kartais ta juodoji dalis tarp šitų šviesų staiga sužiba žvaigždėm, tarytum tai tu turėtum įsivaizduoti, kad dangus matosi kiaurai, lyg tai būtų kamufliažas ar tai būtų kažkokia atspindinti medžiaga. Bet panašu, kad tai yra tikrai objektai, kurie turi šviesas šalia. Dar kartą paminėsiu, kas tikrai įdomu, būtent šito objekto atveju, kad jis yra, bent taip teigiamai, jis yra matytas ir Šiauliuose, ir Šilutėje, ir Vilniaus kai kuriuose rajonuose yra pasakoja man tokie žmonės, kur aš negalėčiau subijoti, kad jiems šautų galą fantazuoti. Dabar mes prieinam prie paskutinių metų įdomių apsireiškimų žiniasklaidoje. Viena iš jų tai buvo, gal ir ne vienu metu, bet vis tiek vienas po kito pasipylė Amerikos astronautų, buvusių astronautų pareiškimai. Tokie stulbinantis ir užtikrinti, tokie tiesmukiški, kad atrodo, kaip tik kartais dėl to būna net sunku priimti, sunku patikėti, per daug tiesus. Tai Edgar Mitchellas, turintis mokslo laipsnius ir gerbiamas žmogus, tikras savo srities profesionalas ir šiaip dvasingas asmuo, tyrinėtojas kitų papildomų disciplinų, jis yra pareiškęs, kad niekiek nebejojantis to, kad yra nežemiški skraidantis objektai, kad yra civilizacijos, kurios turi kontaktus netgi su konkrečiai bent Amerikos vyriausybė ir ar turėjo tos kontaktus, ar kažkas yra įvykę nepilnai, aišku, net iki galo, kokio pobūdžio tie buvo susitikimai, sandėriai, galbūt net ar sutarimai. Ir tai yra slepiama nuo Amerikos piliečių, kurie, žinoma, pagal savo konstitucinę teisę turėtų pilnai viską žinoti. Taip pat ir Edward Buzz Aldrin, kitas astronautas žymus, teigia tą patys, netgi mini tokį Marso mėnulyje Phobose monolitą, kuris, aišku, iškart mus mesteltų į filmą 2001 kosminė Odisėja, kur eina kalba apie man stebėtiną, ant kiek tai panašu. Aišku, visi galvoja štai, kad jis juokauja, nes jis kalba apie tai, kad yra toks monolitas, yra keistas objektas, būtent tenais Marso mėnulyje. Ir šiaip tai yra įdomu, nes Rusijos buvo kosminė misija taip pat siųsti satelitą į šį mėnulį Phobosą ir ten iš tikrųjų buvo nuotraukoje didžiulis keistas objektas, ar tai šešėlis, kurio visiškai neįmanoma buvo identifikuoti, kas tai galėtų būti. Taip pat ir astronautas Gordon Cooperis, jisai prieš savo mirtį užtikrino tą pačią, aštriausią informaciją, patvirtino tą tokį labiausiai stulbinantį pareiškimą, kad ne tik, kad žemiečiai yra, ar galėtų būti ten visatoje. Kaip anksčiau atrodo, vien tai pasakyti
ten mokslininkų žymiam ar astronautų, kuris turi tą tikrą patirtį, bent jau būti kosmose ir matyti tą savo akimis. Anksčiau būdavo tai, kad jis tiki tokia tikimybė, vien tai buvo jau įspūdinga, bet dabar atėjo laikas, kai yra teigiama, tai tiesiu taikiniu ir net jeigu visai nesidomintas rytim, aš nežinau, aš parinkau šitos pareiškimus, čia yra daugiau, kad atsispindėtų originalo kalba, kaip tai buvo, bet tai buvo išversti straipsniai, paskelbti Lietuvos ryte, Delfyje, šiaip tai yra Reuterio agentūros informacija, kuri perėjo per visą pasaulį. Specialiai čia yra parinkta būtent tokie dalykai, aš jau nekalbu, kad alternatyvinėse žiniasklaidos priemonėse tai dedasi galybė, dar įspūdingesnių, dar stulbinančių labiau dalykų, bet mes imkim tai, kas vyksta jau šiandien oficialioje medijoje. Ką tai galėtų reikšti? Net jeigu imkimės visiškai nesidomėtume šią temą. Ir Vatikano pareiškimai paskutiniu metu, kurie sutapo kartais su ta informacija, kuri išėjo iš astronautų lūpų ir taip pat sutapo su kai kurių šalių išviešinimais tos informacijos susėdos su NSO, tai žinoma, Britanija, Prancūzija, daugelis kitų šalių paskutiniais keliais metais išviešino labai daug bylų susietų su NSO, bet bei kitom kosminiam paslaptim gal ten, aišku, jie taip pat darė iš ankstinį šiokią tokią atranką, cenzūrą galbūt, ką jie viešino, bet ir tai, ta medžiaga, kuri pateko į galutinę viešumą, yra pakankamai įspūdinga. Bet Vatikanas galbūt, galima būtų sakyti, pranoko visus kai kuriais savo pareiškimais ir tai pernai metais, kiek aš atsimenu, Vatikano observatorijos vadovas, Jose Funesas, jis pareiškė, kad čia grinai parašyta jo citata, kaip jis sako, jeigu žemės padrus laikome broliais ir seserimi, kodėl negalėtume kalbėti apie nežemiškusius brolius. Tai taip pat būtų kūrinijos dalis. Ir įdomu, kad kaip yra teigiama, kad dar popiežius Jonas Paulius II vienoje audiencijoje buvo paklaustas. Kažkas, tiesiog tai buvo niekur neįrašytas, niekur nedokumentuotas, bet pakankamai uždaras vakaras, susitikimas kažkokia grupė žmonių ir kažkas paklausė, šventas tėve, o kaip su ateiviais? Ir jis be jokio išsigalvojimas sakė, turėtume prisiminti, kad jie taip pat Dievo kūriniai. Ir nebuvo jokio net tokio atsisukimo ir pasakymo, kokie tėviai, bet buvo tiesiog tai pasakyta. Taip yra teigiama, aišku, tai nėra registruota gaila, bet tai buvo jau ankstesni pareiškimai. Dar buvo žmogus monsinjoras Balducci, Vatikano aukštas pareigūnas ir tuo metu patarėjas Jono Pauliaus II demonologijos klausimais ir kai kuriais kitais. Jis pasižymėjo kaip didžiulis entuziastas ufologijos, jisai susitiko su tokiais žmonėm, su kuriais iki tol galvotum Vatikanas absoliučiai nesuderinamas yra, kaip Zacharijas Sitchin, pavyzdžiui, kuris tyrinėja šumerų mitologiją ir teigia, kad žmonės buvo grynai sukurti greičiausiai, dalyvaujant kažkokiai nežemiškai rasiai, nežemiškiam padėjėjam. Į tokias diskusijas leidosi Vatikanas ir šiemet tiesiog prieš kurį laiką įvyko konferencija oficialiai Vatikane, kur buvo aptarinėjamos vėlgi nežemiškos gyvybės egzistavimo galimybės, problemos ir netgi praktiškai buvo aptarinėjama, kas netik tariamų ateivių etikos klausimai aptarinėjami, galima būtų sakyti, nes Funesas ištraukta jo yra citata, ten turbūt pokalbis vyksta įvairiais klausimais ir jis sako, kai kurie tėviai netgi galbūt gali neturėti pirmapradės nuodėmės, tokius dalykus reiškia sprendžia ir aiškinasi. Pagalvokim, kai eina tokie pareiškimai ir tai yra vėlgi oficialioji medija, tai yra plačiausiai paskleistos žinios. Jeigu yra tokie dalykai svarstami, galima to pagalvoti, kokiu būdu, kokie motyvai, sakykime, susirinkti žmonėms išsvarstytos dalykus, jeigu jie nieko nežinotų apie tai, jeigu tai būtų iš tikrųjų tik tai fiktyvi kažkokia tai mėlės išgalvota fikcija, fantastų žaidimai, jeigu tai būtų, tikrai sėdėtų posėdyje Vatikano pareigūnai ir svarstytų tokius klausimus. Labai visgi, aišku, aš nenoriu įpiršti jokių nuomonių, bet tiesiog stebint tas antraštis paskutinių keletos mėnesių, netgi tu gali paimti ir pažiūrėti, kokie yra kosminiai skilti, kokios naujienos eina. Jos labai keistai atrodo, jeigu jas pažiūrėti, aišku, tai galima pasakyti tendencingai iš ufologijos pozicijos, bet tikrai kartais atrodo pakankamai įspūdingai ir man įdomu, kokie galėtų būti kiti paaiškinimo variantai. Bet jeigu iš tos pozicijos, iš tų tokių ekstremalesnių ufologų, tai būtų pasakyta, kad tikrai Vatikanas senai tikrai domisi tuo. Jie turi 2 observatorijas, vieną Vatikane, kitą Arizonoje, vienas iš geriausių teleskopų pasaulyje priklauso Vatikanui ir jau gan ilgą laiką klausimas galėtų iškilti, ką jie būtent žiūri tenais, ko ieško. Ir visą tai yra tikrai, plus jų biblioteka turi vieną iš geriausių ufologinių knygų kolekcijų. Vėlgi galėtų būti klausimas, kaip taip kaupti medžiagą apie tai, ko nėra, ko negali būti, arba kas yra
neverta dėmesio. Įdomu tai, kad jie pranoko daugelį net eilinių žmonių, daugelį kultūros institucijų to, kad jie pranoko, kaip pasakyti, jie pažengė į priekį ufologijos, sakim, žiūrint, kad jie pradėjo svarstyti pakankamai rimtai tą klausimą. Jie turi gal savo sumanymus tame, jie turi savo... Jie žino, kad, tarkim, tai hipotetiškai pilnai, imkim tą dalyką, kad tai yra, kad tai gali būti išviešinta, nes mes prieinam gal prie to punkto, kai mes kalbam apie išviešinimo politiką, kuri yra nebe iniciatyvas tik tai dalykas, nes išviešinimo toks projektas, vienas iš didžiausių yra Disclosure Project, inicijuotas žymaus ufologijos žmogaus Stephen Greer. Ir jeigu neimti vien tokių iniciatyvų, kurios padarė savo didelį pėdsaką, gal paminėsim truputį dar plačiau, išviešinimas eina ir iš oficialios pozicijos. Žiniasklaidoje mes matome tokius pranešimus, kurių anksčiau nebūtų ten pasirodę tose vietose. Jie neturėjo tenais būti, tai nebuvo madinga taip kalbėti būtent tokių tonų, taip pakankamai pozityviai apie kai kurios dalykus, kaip kad yra kalbama dabar. Ir tas mums iškelia mintį, kad tikrai kažkas keičiasi tam santykyje žiniasklaidos su šia tema. Tai yra tikrai akivaizdu vien iš šitų epizodų, kuriuos mes prametame. Dabar grinai dar prabėgom, praeikim keletą tokių, iš tų klasikinių istorijų, aišku, reiktų paminėti ir visą fenomeną, tą vadinamą ateivių pagrobimo, kai žmonės teigia, kad jie ne tik matė, ne tik susidūrė, bet buvo net paimti į objektą ar kažkokį turėjo kitokį kontaktą. Tai visai atskira potėmė, atskira sritis, ufologija, kurią tikrai labai sunku įeiti, labai jinai daugam nenorima net pripažinti, net tiem, kurie yra labai atviros mąstysenos. Tai iš tikrųjų pakankamai komplikuota situacija, kai pradedi tirti šitos reikalus, bet nepaminėto taip pat neįmanoma. Bet ir Barney Hill yra žymiausi ir praėjo visus testavimus atstovai šitos abduction srities, viso šito fenomeno. Apsilankę, kaip teigia, kaip jų hipnozės seansai vėliau nustatė, kažkur tai, tik tai to vietai, kurį galėtum pavadinti tik tai kaip nežemiškų laivų, jie gavo, kaip teigiama, šiek tiek informacijos, kurią Betty Hill atkūrė savo piešinyje ir vėliau tai buvo rodomi tam tikri keliai tarp žvaigždžių ir vėliau netgi tuo metu ne visos buvo žvaigždės atrastos žemiečių. Tos, kurias jinai buvo nupiešė, kai kas po to buvo sugretinę žemėlapį, va čia matosi du tie sugretinimai ir pamatęs, kad visai turi racijos tas piešinis. Kai kada pagrobimai nebūdavo tokie drastiški, tokie gąsdinantis, kaip dažnai tas įspindi tiek medijoje, tiek fantastiniuose filmuose, kurie perėmė labai greitai šitą temą ir įkūnijo savo serialuose, kino juostose. George Adamski yra vienas iš pirmų tokių kontaktuotojų, klasikinis taip pat atvejis, kuris teigia, kad jis labai pozityviai susidūrė su broliais, su proto broliais, su mūsų draugais iš planetos Veneros, aišku, kas labai jį pastatė ant pašaipos, ypač vėlesniais laikais, kai Venera buvo pilnai ištyrinėta. Bet jis teigia, kad tai buvo taip ir jis patraukė į dykinę kaip tokiam piknikui arba kaip koks išeivis, kaip mistikai kartais išeidavo į dykumą, kad gauti atsakymus iš aukštesnių jėgų, taip jam pakliuvo išėjus į dykumą susitikimas su kitais mūsų broliais sąmonė, su gyventojais iš Veneros. Jis padarė nuotraukų, bet įdomesni galbūt išliko jo planai, jo schemos, ką jis aiškino apie skraidančius objektus, konkrečiai tą modelį, su kuriuo susidūrė, kurios turi pakankamai racijos, pakankamai daro įspūdį ir šiandien. Ir yra kai kur, va čia matome dešinėje pusėje ir konkrečiai jo nuotrauka, kuri buvo visaip ir nokautuojama, kad tai yra padirbta ir tyrinėjama ir iki šiol kontroversiškai išlikus. Bet pati schema, pati idėja to modelio, koks tas objektas gali būti, yra pakankamai nekvaila ir įdomu tai, kad tokie objektai iš tikrųjų buvo užfiksuoti daugelį kitų vietų tuo metu. Čia yra apie 1952 metus, kiek vėliau net negu tas laikas. Jis vienas iš tokių ankstyvųjų kontaktuotojų, mitologinis personažas išlikęs iki šių dienų, jeigu jis net viską būtų išgalvojęs, jis vis tiek savo žavesio niekiek nepraranda, nes tai buvo kolosališkas dalykas. Jis tai, aišku, tuo metu jis pakankamai, galima būtų dėl ko įtarti, jis pakankamai išgarsėjo per tai ir išleido knygas ir važinėjo po pasaulį paskaitomis ir teigia, kad jis tai lankėsi Vatikane, slaptais buvo susitikęs su tuo metu visą merdžiančių popiežium, kuriam jis perdavė pranešimą, kaip teigiama, tų brolių iš Veneros, bent jis taip suprato, kad yra iš Veneros. Ir popiežius pasakė, aš labai laukiu, to yra tokia istorija.
Kas, aišku, diskreditavo daugelio akise būtent Josh Adamski. Jeigu jis būtų gal neįtraukęs daugiau tų istorijų, palikęs mažiau pasakojimų, tik tai keletą vaizdų, gal tai būtų bent jau tokia plačia akim žiūrinti, kur kas įtikinamesnė jo istorija. Bet ką žino, tai lieka vis tiek klasikinis atvejis, va, jo dar keletas schemų ir taip. Ir mes perinam dar prie vieno tokio klasikinio atvejo, tai Billy Myers, Šveicarijos fermeris, beveik be mokslo žmogus, nors labai praėjęs tokia ekscentriška vaikystė, jis būtų atitiktų dabartinį tokį indigo vaiką, kaip jisai augo ir kaip vystėsi, ir kur kas dar, aišku, anomališkesnį žmogų, kuris galiausiai, kaip teigiama, patyrė kontaktą pradžioj minčių lygyje, telepatiniam lygyje, vėliau pas jį nusileido objektas kartu su pilotais iš Plejarių. Čia yra Plejadės ar Plejarės, jis teigia, kad tai yra keli skirtingi pavadinimai, jis daugiau vadina iš Plejarių sistemos. Iš konkrečiai taip pat įvardina, iš kurių konkrečiai planetų. Aišku, ta labai romantiška istorija, čia yra dailininko bandymas atspindėti, kaip tai buvo. Bet įdomiau yra jo fotografijos, kurias jis padarė tam laikotarpyje daugiausiai 1975 metais ir vėliau kiek. Čia jos atspindi tą kategoriją, kai fotografijos tampa per daug geros, per daug ryškios. Jos dienos šviesoje, Alpėse, įvairiausiais rakursais. Čia mes rodome ne tiek daug, jos yra beveik apie 1000 fotografijų tuo metu buvo padaryta totaliai pilnoj kokybei. Didink kiek tik nori, tyrinėk. Ir buvo teigiama, aišku, po šį dieną išliko tokia nuomonė, kad jos visos yra sukritikuotas, ištirtas ir paskelbtos kaip falsifikatais. Kas galėtų būti tiesa, nes buvo nuotraukų iš tikrųjų, kas ir Billy Myers iš tikrųjų pakirto jo reputaciją, tai kad jis tikrai kai kurios nuotraukos keistai buvo vėliau galbūt artimos falsifikatui, bent jas galima tikrai plika akimi tarti, kad kažkas ten netvarkoja, bet tos pirminės jo pirmasis nuotraukos, kurios tuo metu sukėlė tikrą furorą tiek ufologų pasaulyje, tiek bendrai. Aišku, žiniasklaida tai ne taip plačiai paplito, bet vis tiek tai buvo įvykis pasaulyje. Ir greičiausiai galbūt buvo tai, kad jisai, jeigu ir iš tikrųjų tai buvo tas kontaktas, tarkim, kaip žurnalistiškai tyriant, pradžioje galbūt jisai buvo trumpas ir pirmos kelios nuotraukos, daugelis specialistų sutinka su tokia nuomonė, jos galėtų būti tikros, o galbūt vėlesnės buvo padirbinėjamos, galbūt tas kontaktas baigėsi, tas ryšys nebesitėsi ir galbūt čia yra, aišku, asmeniai psichologiniai dalykai būna žmonėm, kai norisi galbūt pratęsti, norisi toliau, kad tai vyktų ir jis tai padirbo kažkiek nuotraukų. Pats Billy Myers teigia, kad daug nuotraukų buvo įkišta, dažnai dokumentacijai agentų tarp jo tikrų tam, kad jį diskredituot, kas aišku, irgi pilnai tikėtina. Bet kai kurios būtent tos nuotraukos, kurios pats Billy Myers pateikė, jos, aišku, buvo ištirtos ir teigiama, kad visgi tai yra falsifikatas. Sakau, plačioji nuomonė išliko tai, kad kiekviena nuotrauka ištirta ir paskelbta, kad jin yra falsifikuota ir daugelis žmonių teigia, kad jie taip pat tą padirbs, bet kai pasigilinę į tikrą dokumentaciją, pasimato, kad ir padirbti tas nuotraukas nėra taip lengva. Ir ištirti ir vienareikšmiškai pripažinti, kad jos yra padirbtos copy-paste, aišku, ir kokiu nors kitų būdų. Prisiminkim, tai yra laikai pakankamai seni ir dar turint minti, kad Billy Myers yra vienarankis, tuo metu jau buvo ir aišku, dar daugelis faktorių, kurie palaikytų jo pusę, yra liudininkai kaimuose ir tose vietovėse, kuris gyveno. Yra įvairūs kiti faktoriai, kurie atstovauja jo pusę. Taigi yra tokia kontroversiška pakankamai istorija ir turbūt geriausios kokybės nežemiškų objektų nuotraukos visoje ufologijos istorijoje. Jeigu jos būtų pripažintos tikromis, viskas, praktiškai kitų istorijų nereiktų. Nes visiems laikam perėtumėm į tą naują paradigmą, pasakyti, galima būtų ir į naują mąstymo erą iš karto. Čia serija tų nuotraukų ir dar keletas žymių. Čia yra žemėje, kaip teigiama, kurie galėjo būti nusileidę ir nusileido. Taip, galbūt tai šiek tiek pradeda mums priminti ratus javų laukuose, žydus, kaip tai vadinasi kartais. Ir mes galėsim jau gal kitoje paskaitoje dar apie tai daugiau pakalbėti. Va, čia keletas tokių, kur bent jie buvo pateikę labai aukštos rezoliucijos nuotraukų. Laisvai žmonėm pateikę tyrimams, tiem, kas nori tą ištirti. Pakankamai gražios, aišku, nuotraukos vien meninė prasme. Na, va, čia viena iš tų, kuri galėtų būti jau labai tartina ir teigiama kaip falsifikatų pripažinta. Gal tiesiog net plika akim žiūrint arba tyrinėjant. Ir tai yra iš tų vėlyvesnių nuotraukų, kaip matom ir pagal datą, jau, kas galėtų būti. Būtent tai, kad jinai nėra tikra. Jinai manipuliuota. Bet tos ankstyvosios jos daro įspūdį, manau, pakankamai.
čia iš viso vienas iš įdomiausių, nes tai yra teigiama padarytas iš objekto vidaus pro iliuminatorių. Pakankamai sunku būtų įsidėti galvą šitą idėją. Va, vienas iš tų gražių, labai gražių atvaizdų saulės šviesoje. Ir dabar tada tą progą, aš nuimu vaizdą dėl to, kad dabar mes išgirsime, truputėlį paklausysime garsą objekto, kurį įrašė Billy Myeris jau 1980 metais. Ir tai nebuvo tokių objektų garsas, už tai geriau gal neduotų asociacijų vaizdinių, bet man būtų įdomu, iš tikrųjų, kokį jis padarys įspūdį, jeigu jūs girdite pirmą kartą. Tai buvo jie nuėję į panašią vietovę kalnuotą Alpėse ir su 3 magnetofonais įrašinėjo, yra maždaug 40 minučių trukmės įrašas padarytas keliais egzemplioriais, nes buvo 3 aparatai įvairių formatų, kad įrašyti tą kuo įdomiau. Ir mes dabar klausome šį įrašą. Na tik, praskrydo. Nu, maždaug tiek. Ir jeigu kas turit kokių pastebėjimų, idėjų apie tai, gal norėtumėt ką pasakyti? Objekto nesimatė. Taip, kaip rašoma yra, kiek aš užtikau, tai kad tuo metu nesimatė objekto, jie jautė, kad kažkas yra viršui lyg tai, bet jie nematė kažkodėl jo. Ir jie stovėjo, magnetofonai buvo padėti ar ant žemės, ar kažkur ir buvo įrašinėjimas tas garsas. Ir kaip teigiama, jie žinojo, taip, buvo sutarta. Taip, aš aišku, gal čia paskubom papasakojau. Taip, tai Billy Myeris teigia, jis kontaktuodavo, jis galėjo žinoti iš tikrųjų iš anksto. Taip yra. Taip teigia Billy Myeris. Jūs galite, aš nežinau, kaip spręsti, čia absoliučiai jūsų laisvė, bet būtent taip yra teigiama. Apie tai nėra jau jam klausimo, nes jis, supraskite, yra parašęs ten 1000 lapų sudarytų jo užrašai, kuriuos jis rašė kontaktuodamas, kaip tai vadinasi. Kontaktavimas yra viena iš tokių sričių pakankamai kontroversiškų ufologijai, bet tai yra neatsiejama jos dalis, apie ją mes vėliau pakalbėsime, aišku, gal plačiau, kad suprasti tą fenomeną, kuris yra. Čia galima to priimti, galima absoliučiai ignoruoti, bet tai yra dalis šito tyrimo. Todėl, kad žmonės taip teigia, todėl, kad yra daugybė žmonių, kurie teigia, kad jie taip daro. Garsas jis gali atrodyti jums ar naivus, ar išgalvotas, ar padarytas, jis praėjo testavimus, nieks jo taip lengvai nepaliko šito pareiškimo ir jis tuo metu jo audio testus. Iš tikrųjų, nieks taip iki galo pilnai jo nedublikavo. Tik vienas yra dalykas pareikštas. Jis yra įdomus, pagal audio charakteristikas jis įdomus, jis yra patrauklus, iš tikrųjų įdomus. Jis gali būti padirbtas, gali. Kas gali atmesti, reiškia, tą tikimybę? Niekada viską žiūrėdamas mūsų sąmonė yra įpratusi, ypač šiais laikais, visko abejoti, viską paimti nepatikliai, todėl kad tiesiog tokia prigimtis gal mūsų, ypač gyvenant šiais laikais, šiom dienom.